Šiaip sunkios rungtynės iš esmės, labai prastai pradėjom. Jau dabar galima teigti, kad pertrauka nebuvo mums į naudą. Šiaip nusileidome energiją, sakyčiau, noras Sūduvai nusileidom. Tokie visi kamuoliai, kur 50-50 nebuvo mūsų šiandieną. Tai bendroj tokioj, žinot, rezume galim sakyti, kad tos lygiosios tikriausiai dėsningas rezultatas. Kad pergalės buvom nusipelnę, tai negalėčiau tai pasakyti. Kiek įtakos ruošiantis rungtynėms turėjo tai, kad į Lietuvos rinktinę buvo išvykę atmetus vartininką 3 aikštės žaidėjai? Tai iš viso buvom be 8 žaidėjų, jeigu skaičiuojant jaunimo rinktinės. Tai visam procesui tai nepadėjo, bet turėjom pagalbą iš B komandos, tai nebuvo ten, kaip sakytas, iš esmės čia ne priežastis dėl mūsų šiandieninio rezultato. Tai treniruočio procesas vyko, B komandų žaidėjai padėjo, ačiū jiems ir viskas ten gerai buvo, čia negalima skųstis dėl to. Išbandėte starto sudėtyje, po šios tokios pertraukos pakeitėte Fabianą Oregą, žaidė Valdas Paulauskas, kaip vertintumėte jo pasirodymą pirmame kėlinyje? Fabis turėjo truputį problemų su sveikata, tai tą keitimą truputį įtakojo tokie dalykai, o Valdas tai padarė klaidelių, nemažai padarė. Aš manau, kad jam trūksta pasitikėjimo truputį. Jis tikrai gali geriau žaisti ir tikimės, kad ateityje sugrįž stipresnis. Toks gal banalus klausimas, bet vis tiek pirmą kartą jo reikia paklausti. Buvote pirmą kartą Marijampolėje kaip vyriausias treneris kitoje barikadų pusėje. Ar buvo kažkas kito jūsų galvoje, nors į Marijampolę po išvykimo iš Sūduvos tikrai daug kartų jau yra tekę atvykti tiek su Vilniaus Žalgiriu, tiek su Kauno Žalgiriu? Tai aš iš esmės nebuvau iš tikrųjų, jeigu taip kalbant, nes dėl tos priežasties, nes jau čia buvau daug kartų. Ir tik tiek įdomus paradoksas toks, kad iš tikrųjų per tuos metus ir su 2 komandom grįžęs čia ir su 2 stipriom komandom, vadinkim taip, tai pavyko tik kartą laimėti. Tai nebūna svetinga šitą aikštę, nebūna svetingi sirgaliai, bet iš kitos pusės visada smagu ir grįžti namo, žinot. Tai viskas gerai toje vietoje. Ar dega kažkiek gal dabar tos futbolininkų širdis, gal tas treniruočių procesas intensyvesnis, nes yra burtai ant nosies, ar jaučiasi kažkoks toks gal žaidėjų, gal didesnė gal motyvacija prieš tas Europos varžybas, ar dar anksti apie tai kalbėti? Tai kaip matėme šiandien, tos motyvacijos nebuvo per daug iš tikrųjų, žinot, tai tos europinės rungtynės jos tikrai ateis, žaidėjai tai jaučia, mums visiems, tai aš manau tokia kaip šventė dalyvauti. Tai žaidėjai laukia, žaidėjai jaučia, bet mes žiūrim į kiekvienas rungtynės, dabar laukia dar vienas rungtynės A lygoje ir čia nenorim šokinėti nuo A lygos. Nes, kaip matot, visos komandos žaidžia, visos rungtynės sunkios, tai būtų labai didelė klaida nušokti kelias savaitės į priekį ir gyventi kažkokiom kitom nuotaikom. Tai, kaip matėm šiandien, nebuvom švieži, nebuvom energingi, tas mums pakišo koją. Tai nemanau, kad mes galvom apie kažkokias, žinot, ar dabar burtus arba europinės rungtynės. Tai mums svarbu A lyga dabar, kada ateis europinės rungtynės, būsim tam pasiruošę. Pabaigai tokie 2 klausimai viename. Kauno Žalgiris toks retas klubas, kur praktiškai neturi iš traumų iškritusių žaidėjų. Žinoma, greičiausiai kažkokių mini problemų yra, bet neturite tik tai Edvino Kloniūno. Tad pirmiausiai, kada jisai grįš į rikiuotę ir kaip sekasi naviguoti būtent su tuo, kad kol kas, žinoma, pabeldus 3 kartus į stalą, kol kas Kauno Žalgiris turi tokią prabangą net 12 žaidėjų registruoti tarp atsarginių. Tai norit mums prišnekėti, jo, kad... Ne, iš tikrųjų viskas yra gerai, dirbam nuosekliai, turėjom gerą labai pasiruošimą ir prižiūrime krūvius, dirbam su GPS sistema, žinot, tos traumos kartais persekioja vienus labiau, kitus mažiau, mes šiemet jau beveik ir neturim, tokios mini bet jau nieks neišvengia, tai šioje vietoje viskas gerai,
turim procesą, jį reguliuojam, jį kontroliuojam ir tikriausiai tas padeda. O apie Edviną dar jis nėra pasiruošę žaisti, irgi nėra aiški situacija, kada jisai grįš, kada bus pasiruošęs, tada tikriausiai išvysime.